centriukas man patinka, nes ji labai griežta. Kaip norėčiau, kad ji būtų mano žmona. Karoliniškių rajonas. Važiuoju į Viršulus. O Viršuluose visuomet sutinku įvairiausius šulus. Ir jie dažniausiai į centrą penktadienį važiuoja. Man nepatinka, kai žinau maršrutą, o man komanduoja. Bet aš Viačeslavas esu. Aš pats geriausias taksistas iš Salininkų. Ir visus maršrutus žinau labai gerai. Net navigaciją moka naudotis mano penkiamečiai vaikai. Ir naktis iš penktadienio į šeštadienį. Per centriuką domiuosi brangioji ką veiki. O man centriukas sako, aštuntas neištikaukit. Greičiau važiuokite į ofisą su manim, brendžio paragaukit. O Jelena. Jos balsas griežtas, bet šiaip ji laiba ir jauna. Mes sėdim viens prieš kitą ir maloniai gurkšnojam. O kai pagurkšnojam, vienas kitą plekščiojam. Ir vėl, jau kitą dieną aš vėl sėdžiu taksi. Važiuoju per miestą, nežinau kur sustoti, nes noriu sisi. O Jelena man sako per raciją: Viačeslavai, aš pasidariau akies operaciją. Ir nuo to laiko mes su Jelena kartu verčiamės gyvenime savo taksi bizniu. Vienas centriukas ir vienas taksistas. Na, taksistas, per brūkšnelį juristas.